Sveiki, Poryt LT. Šiandieną kalbame apie trečios kartos planšetę, Sony planšetę, kuri yra maža, 8 colių. Tai Dainiau, tu turi dabar su ją nemažai patirties, gal gali parodyti ir papasakoti. Tai mes kalbame apie nedidelę Sony Z3, kuri yra pakankamai didelė, kad patogiai galėtum skaityti ir naudotis. Ir čia gal keistai atrodo, kad mes jos neturim, bet paprastai ją galima nešiotis štai vidinėje kišenėje. Tai yra tikrai pakankamai nedidelis daiktas, dėl to, kad bent jau vyriškam švarke galima ją labai patogiai įsidėti. Vizualiai žiūrint, atrodo, neturėtų tilpti. Nes tie 8 coliai yra pakankamai solidus daiktas, jeigu žiūrėsime į dydį pačio ekrano. Žiūrėti, kaip jis atrodo. Jinai yra tikrai pakankamai lengva, tie, kas įsivaizduoja, pavyzdžiui, sunkesnį telefono aparatą, pavyzdžiui, tą patį Kazumą Samsungo, tai tikrai šita planšetė nėra kažkuo įspūdingai sunki, juolab, kad jinai nėra pagaminta iš metalo, tokio, kuris, sakykime, plėšytų kišenę. Yra tvirtas plastikas, labai toks kokybiškai sutverta, matosi visiškai. Priminsim, kad būtent šita planšetė vėlgi turi tas pačias charakteristikas kaip ir Z3 kompakt telefonas arba Z3 telefonas, reiškia dulkiam vandeniui atspari, kiek reikia pagal testus. Turi charakteringą mygtuką, turi viską, kas įsivaizduojama gali būti, NFC, Bluetooth'as, visos funkcijos, kurios reikalingos. Pasakyčiau turbūt didžiausius privalumus. Taip, ekranas yra labai patogus ne tik naudotis skaitant, naršant, bet ir žiūrint video arba net žaidžiant žaidimus. Čia Full HD ekranas. Full HD ir net žaidžiant žaidimus, vėlgi grįžime prie galimybės šitą planšetę ir krovimą naudoti, reiškia patogesnį negu USB, kuris iš šono įsideda, yra specialūs stovai įdėti. Lygiai taip pat yra iš priedų, mačiau, nebandžiau kokias, bet mačiau, kaip naudojasi kiti, reiškia pritaikyta žaidimus žaisti, reiškia įsidėti savo pultelį ir savo kokias, pavyzdžiui, ten, nežinau, lenktynės, ko puikiausiai žaisti, reiškia bet šitas stovelis, jisai nėra komplektas. Ne, komplektai jo nėra, komplektas yra pakankamai, kaip sakyt, standartiškas. Pats bandžiau, vaikščiodamas į konferencijas įvairias, tarkim, naudoti kaip pagalbinę priemonę, pavyzdžiui, tiem patiems slaidam, reiškia, skaitant, tai prieš akis pasidėjus tokią nedidelę planšetę, labai patogiai galima naršyti, daryti, juolab, kad visi ofisai, reiškia, Wordai arba visi kiti failai, dokumentai, kuo patogiausiai skaitosi, tikrai pakanka iš normalaus atstumo skaityti. Ir akumuliatorius ilgai laiko, tikriausiai net nereikia jos papildomai imti. Laikai kišenėje, namuose iš ryto užsidedi švarką ir tu pasidėmėjai planšetę su savimi. Aš galėčiau pasakyti, jo, čia yra planšetė, iš esmės, kuri dėl akumuliatoriaus tikrai, palyginus su daugeliu telefonų, yra didžiulis privalumas, tikrai pakankamai galima ilgai video žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, čia šiandieną antrą dieną naudojuosi ir pilnai jinai man, reiškia, dienos metu, kiek reikia ir elektroninį paštą atsakyti, ir į Dropboxą pasižiūrėti, ten kokias nukeltas nuotraukas atsikrauti. Programinė įranga čia, reiškia, Androido dedasi vėlgi 4, kaip sakant, 4, KitKatas, viskas patogu. Vėlgi šitoje planšetėje išbandžiau ir kai kurias netipinės programėlės Androidam, tai turiu omeny vėlgi tą pačią navigaciją here, reiškia, Nokia įprasta. Tokiam ekrane, turint, pavyzdžiui, netgi automobilyje specialų laikiklį, galima turėti įspūdingo dydžio ir kokybės navigaciją, kuriai net nereikia interneto ryšio. Tai tie, kas įpratę, pavyzdžiui, naudotis patogią navigaciją automobilyje, bet, tarkim, automobilyje, kuriam nėra ekrano, tai yra, tarkim, ne verslo klasės automobiliai, kurie jau turi didelius ekranus, tai šitoks ekranas yra su specialiu stovu tampa, įspūdingų daiktų, jau nebe kaip planšetė, kuris skirta ten elektroninį paštą žiūrėti, bet grinai automobilio puošmena, turbūt pasakyčiau, nes, įspūdingai atrodo tokio didžio navigacija su komandom, su viskuo. Dėl garso galbūt tik tai atkreipsiu dėmesį, čia nėra labai įspūdingų ausinių, sakykime, ten prijungimų yra, bet aš paminėjau vidinių, galbūt garsiakalbių, kurie, ten, tarkim, stereo puikų garsą duotų, tai čia galbūt čia toks minusas, reikia papildomus priedus dėti, arba ausinės, vėlgi pabrėšiu, kuris Sony daro pakankamai geros kokybės Sony ausinės, arba naudoti tada priedus. Bet mes čia dabar šviesoje sėdim ir aš matau, ypatingai kai užgęsta ekranas, toks labai apčiupinėtas tampa, tas
danga, kurią dengia Sony savo stiklą, jinai vis dėlto nelabai apsaugo nuo apčiupinėjimo. Aš Samsungo gaminiuose matau, kad jis yra apsičiupinėję be abejo, bet ne taip kontrastuoja. Praktiškai čia kiekvienas spaudimas iškart palieka žymes. Tas vadinamas jeigu neturi džinsų, reiškia, tai tada yra problema. Džinsai gelbsti, kiti rūbai nežinau. Bet čia yra turbūt tas dalykas, kur reikia atkreipdėmėsi tiem, kurie dažnai maigo. Bet lyginant su planšetė, kuri būna 10 colių, tokia 8 colių planšetė, būdama kišeninių daiktų. Čia kišeninis daiktas. Kišeninių daiktų, jinai turi nesvietiškai daug patogumų. Be abejo, 10 colių dar patogiau skaityti, dėl to, kad dar didesnis, bet į kišenę neįsidėsi. Užtat čia toks labai geras kompromisas, kai praktiškai plikom rankom neneštamas jokios tašytės, jokio dėkliuko, o viskas yra arba tavo švarko, arba striukės kišenėje. Tai tiek turbūt būtų labai trumpai ir dar atkreipsiu dėmesį, kad parametrai, kurie užtikrina sklandų darbą, aš turiu ir procesorių, ir operatinę atmintį yra tokie, kad bent jau kiek man čia teko testuoti, nei žaidžiant žaidimus, nei kokius nors, naršant kažkur ar ten užkraunant kažkokius duomenis, nėra jokių tokių dėlių trikdžių. Tai yra tie parametrai, kurie jau galbūt jau peržengė tą lygį, kai eiliniam žmogui, kaip ir su ekrano raiška, nebepastebi skirtumų dėlių ir jau tie 3 GB RAM ir procesorius jau jis užtikrina, kad tom darbinėm sąlygom, kokią mes dirbam šiandieną visiškai pakankamai. Tai reiškia, tau derinyje su Sony Z3 Compact, tą naudoji labiau kaip telefoną, o šitą naudoji skaitimams ir visą kitą. Kitaip tariant, nors jie universaliai vienas kitą irgi gali pakeisti, šito galima skambinti su naršyti, bet toks derinys, toks scenarijus naudojama pats. Aš sakyčiau, kad žmonėm, kurie iš tikrųjų nori patogiau skaityti ir naršyti daugiau negu keletą minučių, tarkim 2-3 minutės yra telefono ekrane gal nieko, bet vis dėlto ilgiau skaitant akys kaip pavargsta. Ir žiūrint video, pavyzdžiui, iš YouTube arba televiziją, arba tą pačią, tarkim, čia atsisiuntęs labai dažnai mėgstu LRT, žiūrėti programas tiesiogiai, tai tokio ekrano žiūrėti tikrai žymiai patogesnis tas ekranas negu telefonas. O telefonas iš tikrųjų skambinimui yra patogesnis, bet vėlgi tada jau didžiai kiti turi būti. Arba papildomai naudotis ausinę. Naudojau ausinę, labai puikiai viskas veikia, tačiau tada, reiškia, turėjau 2 ar 3 daiktus. Tai ką, pabaigai norėjau pasakyti, kad mes šitą 8 colių form faktorių dabar matome be dėklo. Tikriausiai tokiam pavidalė ir yra patogiausiai nešiotis kišenėje, bet aišku, dėklo kišenėje jau per sudėtinga. Bet jeigu būtų dėklas, tai jis galėtų pats savarankiškai stovėti, būtų kitas privalumas, bet aš manau, kad būtent 8 colių daiktai, būtent dėl to, kad jie tokie plonučiai ir kompaktiški ir telpa į kišenę, jie yra tokie patogus ir turi savo scenarijų panaudojimo. Taip, kad manom, kad tai yra labai įdomu gaminių kategorija ir šitas Sony gaminys irgi patenkinęs visus dainiaus lūkesčius. Manau, kad yra vertas jūsų dėmesio. Iki kitų pasimatymų Poryt LT.